Ir aš galvoju, aš negaliu. Aš nenučiuoju, aš nusiversiu, aš nusižudysiu, aš nusilaušiu sprendą, viskas bus blogai. Ir aš tokia, gerai, aš galiu. Ir aš pradėjau leistis. Ir kiekvieną kartą, kai aš pagaudavau save, kad vat, aš negaliu, aš paslysdavau ir aš beveik nusiversdavau. Ir aš tokia, gerai, čia kažkas negerai. Ir aš visą tą laiką, ko leidausi tos 2 kilometrus, aš gerai, aš galiu, aš moku. Ir aš nusileidau ir aš nusiverčiau. Ir čia man buvo toks labai geras pavyzdys, kaip, praktiškai realybei pritaikytų tą. Nes realiai, sakau, kiekvieną kartą, kai aš pakeisdavau požiūrį iš savo tą aš galiu į negaliu, aš ir negalėdavau. Čia kaip ir su to manifestavimu, žinai, kur tu, jeigu tu visą laiką sakysi, kad man pavyks, tai tavo smegenis. Taigi mintis šiaip yra labai, svarus dalykas. Jis yra labai stiprus motyvas tavo veiksmams. Nes irgi su to low self-esteem, su tavo motyvacija veikti, jeigu tu galvosi, kad aš galiu, man pavyks, turiu planą, žiūri, fainai važiuojam, tai tu ir padarysi. Kai ieškodavau finansavimo seniau vienai kitai, žodžiu, veiklai, ir aš turiu paskambinti jau ten įmonei, žodžiu, dėl rėmimų, ir aš žiauriai bijau, ta prasme, neskambinsiu, 5 minutės galvoju, ir tiesiog tada begalvodama, kad man tipo žiauriai nepais panašiai, tiesiog paspaudžiu ragelį. Jo. Ir tiesiog ant kiek tu šulinai jauties, tiesiog pradėk daryti ir tada bandyk suktis iš tos padėties.